dažnai tai būna klaidinga todėl, kad tai reiškia atitolimą nuo savęs paties, nuo savo plano. Tegul tai būna ligoniai, benamiai, susipainioję gyvenime žmonės, tie, kas jūs supa. Pas juos visus yra savo gyvenimo programa, savos pamokos, suprantat? Vat kaip pas jūs yra, taip ir pas juos. Ir jų va tokie, jų aplinkybės gyvenimo yra jų pamokos, ne jūsų. Ir visiems žmonėms, dažniausiai per kitus žmonės, visuomet siunčiama yra pagalba. Nei vienas nepamirštas, nei vienas nestebimas. Visi savo lygyje gauna pagalbą iš savo kuratorių sistemų. Todėl, sakykime, čia irgi reikia labai atsargiai kištis į kitų žmonių gyvenimą. Ir jei jūsų, sakykime, evoliucinis lygis, jūsų galimybės atitiktų užduoti pagalbos kitiems formą, jei tai išties būtų dalis jūsų programos, tuomet atsiminkit, aplink jūs natūraliai visuomet visą gyvenimą būtų gausus būrys žmonių, kam to reikia. Ir netgi jau būtų kažkokia tai kryptis aiški, kaip jūs jiems galite padėti, su kuo jie pas jūs ateina. Bet jūs niekada to neieškot, suprantat? Vat natūraliai taip tiesiog vat gaunas. Jūs nesireklamuojat, jūs to nedarot, jūs neprezentuojat savęs ten, sakykime, kad vat aš tai galiu, aš moku, aš noriu, aš negaliu be to gyventi ir paskui jau būrėm aplink save ten tos žmonės ir žiūrim, kaip čia save realizuoti, ne, per tą pagalbą kitiems. Ne, tai, suprantat, greičiau pati aplinka jūs tai skatina daryti. Ir, sakykime, kažkokios tai pafoso jums irgi nereikia, sakykime, ar ne, kad ten daryti iš to savo reklamą arba versti tai, sakykime, kažkokią tai prezentaciją ir panašiai. Bet tada galima sakyti, kad galbūt tai išties yra jūsų programos dalis. Bet jei eilės už jūsų durų nestovi, ar ne, ir jūs pats dar dedat kažkokias pastangas, kad rastų žmonės kam padėti, kaip čia kažkokį tai galbūt projektą padaryti, kaip čia kažkokią labdarą suorganizuoti ir taip toliau ir panašiai, tai ne jūsų. Suprantat, va, čia panašiai kaip ir sakoma, kad jei pasiruošęs mokytojas, tada ir pasiruošęs mokinys. Jis ateina. Atvirkščiai negali būti. Na, o apskritai apie tai, kad į tavęs neprašo nelyst, tai aš net nekalbu. Aš jau truputėlį užsiminiau šiandien apie tai ir jūs tikrai tai patys esat nekart girdėję. Gal kaip sekasi taikyti kiekvieno iš jūsų gyvenime, tai yra kitas klausimas, sakykime, bet tikrai visi girdėjo, kad jeigu neprašo, neklausia, nelyst, nepatarinėk, nesikišk, ar ne? Nes pagalba gali būti baudžiama. Va dar koksai momentas yra. Padėti galima tik tada ir tiems, kai jūsų to paprašė. Ir kai jums patiems tai ne į nuostolį. Jei jūs tai galite sau leisti, turite laisvų resursų. O resursai tai gali būti ir finansai, ir laisvas laikas, ir kažkokie tai sugebėjimai, ryšiai ir taip toliau. Dar vienas labai svarbus momentas, kurį aš norėčiau paminėti ir kurį labai sunkiai reaguoja žmonės, sakykime, kiek man teko ir iš savo patirties tai pastebėti. Ir, kaip jau minėjau, vieną mes sakom, o realybė parodo, kaip yra iš tikrųjų, ar ne? Tai, sakykime, už to labai dažno noro padėti kitiems slypi noras būti tiesiog geresniu pačiam. Kai žmogui atrodo, kad va štai jis pagelbės kitiems ir jis taps geresniu, jis jau kažkokį pliusiuką užsidės savo varnelę. Kažkuria prasme jis tiki, kad jisai tai daro natūraliai ir, sakykime, ir nuoširdžiai, bet vis tiek tai yra pasąmoningas noras, vertinimas. Kad padėsiu, pagelbėsiu ir aš iškart tapsiu geresniu, šviesesniu, dvasingesniu. Ir už viso šito slypi paprasčiausia puikybė, kuri prašo maisto būti pamaitinama. Ir dvasingų jūs niekada taip netapsit. Žinoma, kad reikia padėti, žinoma, kad aš tikiuosi, kad jūs suprantat ir priimat adekvačiai šitą ar ne, šitos kriterijus mano minimus ir informaciją tą temą. Žinoma, kad reikia padėti. Visi mes žmonės, mes išgyvenam įvairias situacijas ir visai būna.
Tačiau tai reikia daryti, kai pati situacija pas jūs atveda tą žmogų, kuriam reikalinga pagalba. Kai jis pats apie tai paprašo ir jūs pajuntat natūralų impulsą tai padaryti, taip aplinkybė susiklosto ir jums visai nesvarbu, žinos kas nors apie tai, nesužinos, čia jūs kažkaip taip, vėlgi sakau, geresnis, negeresnis atrodysit savo ir kitų akyse ar ne. Tiesiog natūraliai taip susiklosto aplinkybės. Tai irgi tam tikrai pamoka ir jums, ar ne? Tada jūs galite tai padaryti. Daryti tai lengvai, neįkyriai, nebrukant savęs. Nes žmogus, aišku, visada turi pats pasirinkti. Tačiau ir neperdedant, sakykime, tų pastangų savo asmeninių, savo resursų asmeninių. Nes aš noriu pasakyti, kad tie resursai, kurie kiekvienam iš mūsų dovanojami tam, kad mes galėtumėm jais naudotis savo plano vykdymui čia, šiame pasaulyje, jie nepriklauso tiek mums. Štai kodėl, sakykime, tai yra labai svarbu. Ir ta tema, sakau, jinai yra pakankamai svarbi ir netokia vienapusiška. Nes paprastai tai visuomenėje, sakykime, labai brukomas visai kitas modelis, ar ne? Tie resursai yra mūsų dvasios, mūsų kuratorių sistemos nuosavybė. Todėl būtina elgtis atsakingai. Jei išduota jums ir jūsų planai, tai ir naudokit pagal paskirtį. O aš minėjau, kad tie resursai tai gali pirmiausiai būti jūsų asmeninė energija, žinios, talentai, materialinės vertybės ir taip toliau ir taip toliau. Bet irgi pabandykite tai įsiklausyti ir panalizuoti. Ir taip jau yra mūsų visuomenėje, kad fokusas visuomet dažniausiai kreipiamas į silpnesnį. Padėk silpnesniam, ar ne, kaip aš ir minėjau, iškart ir kažkuria prasme tai ir patenkina savimeilę, puikybę, ar ne, kad aš reiškia stipresnis, aš geresnis, ar ne, jeigu silpnesnis, tai kaip minimum aš jau stipresnis, ar ne, jau galiu pasikelt to silpnesnio dėka kažkuria prasme, ar ne, savo reikšmingumą kažkiek tais, sakykime taip, pastiprinti. Tačiau tai irgi neteisinga dar ir iš tos pusės, bet to, ką aš jau paminėjau, kad taip jūs nieko neišmoksit. Jeigu mes kalbam, kad gyvenimas tai yra žaidimas, tai yra tam tikros pamokos, ar ne? Ir pas visus jos skirtingos. Ir visi mes esam, kiekvienas esam skirtingose klasėse, pakankamai skirtingose lygiuose, kažkam dar tai, sakykime, pirma klasė, ir ten su visais įvairiausiais dalykais, ar ne, kas ten priklauso, atsidaro. Kažkas jau, sakykime, jau galbūt ir baigė šitą mokyklą, ar ne, apskritai. Tai mes visi išties labai skirtingi. Bet jeigu kalbėsime apie mokymąsi, su ta pagalba silpniems ir su fokusu silpniems, mes galim pasidaryti labai daug žalos, kas paprastai ir vyksta. Nes mokytis reikia tik iš stiprių žmonių. Kažko išmokti mes galim tik tais iš stiprių žmonių. Ir reikia skatinti tai, kad tie silpni žmonės irgi norėtų tai daryti. Neparazituotų stipresnių sąskaitą. Nes vėlgi kartu visi mes atėjom su savo resursais ir su savo pamokomis. Nei vienas nėra kažkaip tai specialiai pamirštas ir nuskriaustas. Čia labai sunku tą priimti iš tikrųjų. Nes iš ties labai, sakau, daug mitų, labai daug stereotipų kalamų tokių, aš truputėlį šiandien nusiminiau, su kuo tai yra susiję, ar ne? Kada, sakykime, tai mažiausiai, jeigu taip mes ir pagalvosim, tai ir nelogiška, ar ne, kad silpnam žmogui duodami didžiuliai materialiniai resursai, pagalba, laikas, priežiūra, o, sakykime, ir tai daroma stiprių žmonių, talentingų žmonių sąskaita. Tai pabandykit taip nestereotipiškai taip pažiūrėti, be kažkokio tokio irgi emocinio vertinimo, sakykime, vėlgi, jeigu tai vyks, junkit savo stebėtoją, jeigu jūs kažkur tai sureaguojat, ar kaip ir kodėl, irgi vėlgi, junkit savo stebėtoją. Atsakau, atsiminkit, jeigu mes kalbėsime apie gyvenimą, apie mokymąsi, tai mokytis mes galime tik iš stiprių žmonių ir tai reikia daryti. Na, o jeigu mes kalbėsime apie pagalbą, kas turi vietos būti visų mūsų gyvenime ir kas privalo būti ir tai yra natūralu, ar ne, ir tai gali būti dalis ir mūsų visų kažkokios tai programos, ar ne. Tai pati vertingiausia pagalba kitam ir vertingiausia dovana tai yra impulsas savarankiškam vystymui. Impulsas savarankiškam vystymuisi. Tai, ką mes galim
padovanot ir kuo mes galim padėti. Tai prašau, bet kada ir bet kam. Ir būtent taip jūs nepažeisit tiek savo, tiek kito žmogaus karminės programos, apie kurias beje retas turi bent kokį apskritai supratimą. Žmonės kažkaip galvoja, kad jie gudresni, jie labiau išmano, koks čia yra mechanizmas, koks čia tas žaidimas, ar ne, ir kaip čia viskas turi būti. O ten, sakau, ten visiškai tolima nuo žmogaus stereotipų, nuo žmogaus logikos ir dėl to, sakau, kada tai pateiki, daugam tai dažnai sukelia šoką. Ir be abejo priešpriešą, nebe to. Ypatingai iš tų, sakykime, kam tai nėra naudinga. Aš visuomet skatinu dalintis savo pasiekimais, atsiliepimais, kas dalyvauja mano programuose, ar ne, dalyvauja anksčiau, ar konsultacijų metu su kuo bendrauju. Visuomet skatinti daryti, aš visuomet apie tai užsimenu. Visi žinot, su kuo aš esu betarpiškai bendravusi. Dalintis tuo, kaip jūs pats sprendėte aktualius klausimus, kažkokias tai problemas. Tuo reikia dalintis, o ne kažką daryti už kitą. To negalima daryti. Kai mes daliname savo įspūdžiais po mokymų, po konsultacijų, savarankiško darbo su savimi, formuojasi tam tikra tuštuma. Ir tada į tą atsiradusią tuštumą įteka tai, kas reikalinga ir mums patiems. Tai, ko mes irgi laukiam, ko norim, kažkas naujo. Ir jei mes dalinamės tuo, kas pozityvu, kas realiai naudinga, kas realiai vertinga, tą pačią kokybę mes gaunam ir patys. O jei, sakykime, pasiliekam savo, galbūt nesinori, kad kiti sužinotų, kad mes irgi žmonės, ar ne, kad esame mirtingi, kad turėjom sunkumų, kad klystam, kad susidurėm su kažkokiam problemom, galbūt namie, darbe. Ir aš dar iš tikrųjų nemačiau nei vieno žmogaus, kuris su tuo nesusidurtų, tiesiog vieni slepia, kiti ne. Ir tai yra normalu kiekvienam iš mūsų. Visi mes mokomės, visi mes čia, kaip sakyti, žaidžiam. Ir sakykime, jeigu mes tai bandom slėpti ir pasilikti savo, ar ne, tai tuo pačiu mes prarandame irgi galimybę gauti vertingą dovaną, paramą, kai mums to reikės. Čia irgi įdomus niuansas. Todėl irgi reikia pagalvoti ir tebūnie jūs taip nedarysit, bet jau galite pagal tai taip pat save truputėlį praskanuoti. Kaip jūs elgiatės, arba, sakykime, bent jau pirma reakcija jūsų. Jūs tikrai nuoširdžiai pasakojat ir atvirai apie save ir visada yra tas noras pasidalinti. Ar kažkur tai kompleksuojat, kažkur tai ir trupučiuką gal ir gaila. Žinau, kad ir būdavo tokiu atveju, kad žmonės sako, o kodėl aš turiu kažkam pasakot, kad čia kitas eitų ir žinotų ir susitvarkytų irgi lygiai taip pat. O kam? Tai įvairiai žmonės reaguoja. Tai irgi dar įdomus momentas, per kurį galima vėlgi, sakiau, pafiksuoti ir save patį ir ko irgi reikėtų ir naudotis.